Sveiki, mėlyjeji. Kažkaip pagalvojau tokią mintį. Galbūt artėja ruduo, tiksliau jau atėjo ruduo. Visi sugrįžome iš savo ilgų, o kam trumpų, kam išsvajotų, kam nelabai atostogų. Ir galbūt planuojate pasitaupyti, padirbėti per tuos laikus, per tą mėnesius kelis, pasitaupyti ir galvojate jau kaip ir galbūt reikėtų kažkur investuoti tai, ką sutaupėme, ar ne? Tai, ką turime, ką sutaupėme, galbūt skolinsimės, gal prašysime dėdžių, tetų, giminaičių. O gal iš vis planuojame keisti gyvenamąją vietą ar nekilnojamąjį turtą, ne? Pirkti, parduoti. Tai pasižiūrėkime, 3 variantus, paprašysime kortelių mums paaiškinti tokį įnešti aiškumą 3 variantais. Būtų toks, pirma korta atsakys į klausimą, ar tinkamas metas įsigyti nekilnojamą turtą, tarkim, iki naujųjų metų, ar ne? Šiuo sezonu dabar nuo rugsėjo iki naujųjų metų, iki 2026 metų pradžios. Ar tinkamas laikas įsigyti nekilnojamą turtą? Nesvarbu, Lietuvoje, pasaulyje, nesvarbu. Ir paklausim, kodėl. Gerai? Tai bus 2 kortelės, o 4, 3 ir 4 kortos, ar tinkamas metas parduoti nekilnojamąjį turtą, jeigu norite tokį padaryti. Ar jums pavyks parduoti ir kodėl ir kaip čia, ko tikėtis, gerai? Pažiūrime dabar. Kur tikės, ar jūs mums parodysite, toj pažiūrėsim, pasiklausim. Jo, tikrai taip sako, planuokime. Pinigų pašas sako, galime pažiūrėti, paplanuokime, gerai? Gerai, ir pasižiūrėsim laiko ratų taro. Taigi bus 3 variantai. Pirmiausia, ar tinkamas metas įsigyti nekilnojamąjį turtą, jeigu tokių planų turite? Ir kodėl? Pirmas variantas. Ir kodėl? Antras variantas, ar tinkamas metas įsigyti nekilnojamą turtą? Ir kodėl? Gerai. Trečias variantas, ar tinkamas metas įsigyti nekilnojamąjį turtą ir kodėl? Šitai padėsime. Trečioji kortelė. Pažiūrėkime tam pačiam variante. Trečioji kortelė bus, ar tinkamas metas parduoti nekilnojamą turtą, jeigu norite, pavyzdžiui, įsigyti kitur kažkur. Vieną turite, norite parduoti ir persikelti į kitą vietą. Taigi, ar tinkamas metas dabar parduoti nekilnojamąjį turtą? Ir kodėl? Ar tinkamas metas parduoti nekilnojamąjį turtą? Antras variantas. Ir kodėl? Ir trečias variantas, ar dabar tinkamas metas parduoti nekilnojamąjį turtą ir kodėl? Gerai. O paveiksliukai sako, puiku, pasitarkite su šeima. Šeimos nuomonės paklauskime, ar ne? Gerai. Ir pasirinkime variantus. Čia turime 1 variantą, 2 ir 3, ar ne? O gal turite 3 objektus, tai numatykite, kaip su kuriuo pasiseks. Gerai? Ir dabar pažiūrėsim. Pradėsime žiūrėti nuo 1 varianto. Aš sujungsiu į krūvą ir žiūrėsime. Taigi 1 variantas. Ar tinkamas metas parduoti nekilnojamąjį, tai yra pirkti nekilnojamąjį turtą. Pirkti, atsiprašau. Tikrai taip, atėjo metas. Pribrendo laikas jums įsigyti nekilnojamąjį turtą. Tai nes jau vienas gyvenimo etapas pasibaigė, jūs kažkur ten, kur esate, jau užbaigėte visus reikalus su esamu nekilnojamąjį turtu ir jums reikia tiesiog plėstis. Galbūt paskui sugalvosite tą buvusį parduoti ir dar kažką, bet jums atėjo laikas įsigyti kažką naujo. Ir kodėl? Nes jūsų gyvenimas laikai keičiasi. Pagal 8 lazdas gyvenimas yra skubus, reikalai keičiasi, pasaulis keičiasi, galbūt keičiasi, infliacija gali rodyti, galbūt kažkokius arba jūsų pajamos padidėjo, kažkokie reikalai pasisekė, biznis suklestėjo, kažkaip paslaugų daugiau teikite. Tinkamas metas yra įsigyti nekilnojamąjį turtą. Taip. Pirmin, 1 variantas puikus. Ir kas pasirinkote 1 variantą, jeigu turite ką parduoti? Ar tinkamas metas parduoti? Tikrai taip, jūs pažiūrėkite.
tinkamas metas parduoti nekilnojamą turtą, nes už jį gausite daugiau negu tikitės. Jūs tikrai gausite tiek, kiek prašysite, arba su nedidelė nuolaida. Tikrai tinkamas metas parduoti, tiek įsigyti, tiek parduoti. Galbūt jūs net norite parduoti ir įsigyti kažką kitą. Ir kodėl tinkamas metas parduoti? Nes jūs išaugote tuos namus, jūs išaugote šitą veiklą, jūs išaugote šitą teritoriją, jūsų čia niekas netenkina. Jūsų siela prašo naujų potyrių, naujų iššūkių, naujos veiklos. Na, šitas variantas yra idealus. Kas pasirinkote, tai tikrai kortos patarė daryti čia ir dabar ir nieko nelaukiant. Aišku, ne per užtemimų koridorių, bet susiplanuoti ir daryti. Nes čia vien lazdos, vien labai geros kortos, labai geros. Gerai, mėlyje, žiūrim antrą variantą. Ar tinkamas metas įsigyti nekilnojamą turtą antram variantui? Pažiūrime. Na, jūs jau dairotės, jūs jau žiūrite, jūs turite planų, jūs turite svajonių, bet tai kol kas svajonės ir dar šita korta sako apgaulė, dar gali būti iliuzijos. Gali būti iliuzijos, kad kai tik norėsiu, tai ir įsigysiu. Gali būti, kad jūs nerasite tinkamo varianto. Gali būti, kad jūs neturite pakankamai lėšų ir galbūt tikitės iš kokių šaltinių tai gauti, bet iš tikrųjų tai nieko čia nėra konkretaus. Jūs tik svajojate, kad jūs iš kažkur gausite pinigų ir įsigysite nekilnojamą turtą. Kad kai jau tik aš panorėsiu, tai rasiu tinkamą nekilnojamą turtą. Ne, korta sako ne. Nebūkime iliuzijose. Tai ir dabar paklauskim, kodėl nėra labai tinkamas metas įsigyti nekilnojamą turtą. Todėl, kad jūs dabar... Tikriausiai nekilnojamas turtas dabar tas yra labai brangus. Yra iškilusios kainos, nes imperatorė jinai yra prabangi. Tai prabangi moteris. Arba jūs norite įsigyti prabangų turtą, bet jūs negalite sau leisti. Jūs negalėsite sau leisti įsigyti prabangų turtą. Turtas gali būti iškilęs, gali būti iškilusios kainos ir jūs tiesiog nedatraukite iki tų sumų, iki to, ką jūs norėtumėte, kur jūs čia svajojate. Jūs tiesiog šiuo metu negalite sau leisti. Dar gali būti, galbūt jūs neseniai vedėte ar ištekėjote ir šiuo metu jums tikriausiai svarbiausia yra kiti dalykai. Gali būti svarbus kiti dalykai jūsų gyvenime ir jūs tik svajojate apie nekilnojamą turtą. Tai kortos ir sako, geriau dar kol kas pasvajokite, svajoti reikia, numatyti planus reikia, svajoti reikia ir kol kas pasidžiaukite tuo, ką turite. Jūs tikriausiai turite neblogus namus ir pasidžiaukite tuo, ką turite. Ir palaukime geresnių laikų. Tai kortos kaip ir geros, bet tai gali būti saviapgaulė, tai gali būti iliuzijos, kur paskui jūs galite kažkaip patekti į tokias nepatogias situacijas, kai jums reikės galbūt prašyti tėvų pagalbos, ar skolintis, ar dar kažkam tai mokėti procentus, kažkam nešti pelną. Jūs per savo skubotumą galbūt tokį neracionalų mąstymą, kažkam nešite pelną. Tai taip gali būti. O jeigu šiuo metu turite nekilnojamą turtą arba jūsų gyvenime yra įvykę kažkokie įvykiai tokie susiję su jūsų statusu, tai kol kas tuo ir užsiimkite. Gerai, ar tinkamas metas parduoti nekilnojamąjį turtą? Vėlgi korta kaip ir nebloga, toks taurių pažas. Jūs vėlgi svajojate, kaip ir svajojate parduoti. Ar gal jūs esate vaikai ir svajojate įsikelti iš tėvų namų, ar ne? Svajojate turėti kažką naujo. Bet tai yra svajonės, tai nieko konkretaus, nieko realaus. Jeigu čia materialus dalykas pinigų tūzas, tai jau materija. Čia lazdų karalienė, jau veiksmas, jinai žino, ką darys. O čia yra iliuzijos, kol kas pirminis etapas. Parduoti norėtumėte, jeigu turite ką? Na, parduoti galbūt tinkamas metas būtų pinigų karalius, o ne parduoti. Na, gali būti, kad jums šiuo metu gal ir tinkamas metas parduoti. Ko gero parduoti tinkamesnis negu įsigyti. Va taip galėčiau pasakyti. Bet tai vėlgi yra... Na, parduoti, jeigu tai yra bendra nuosavybė kažkokią tai parduoti, tai čia tikriausiai reikės kažkokio tai dėdės sutikimo, kažkokio tėvo vyro sutikimo, dar kažkieno. Gali būti kažkoks tai toks kitas žmogus, kuris įsiterps į šitą sandėrį. Na, bet korta nebloga iš tikrųjų. Pinigų karalius, jisai stabilus, jisai jeigu jau
gali būti, kad nupirks. Kažkas tikrai pakankamai gerą kainą nupirks ir jūs svajojate parduoti, jeigu turite ką. Nu, manyčiau, kad parduoti tinkamas. Įsigyti nelabai, parduoti tinkamas variantas. Taip, jeigu turite ką, galite parduoti. Iš tikrųjų. Gerai, tai dabar žiūrime jau trečią variantą. Na, šiek tiek mane supainiojo kortikės. Trečias variantas. Ar tinkamas metas įsigyti nekilnojamą turtą? Na, 2 kardai. Manytume, ne. Arba jūs tiesiog net nesvarstote šitos galimybės, nes neturite galimybės įsigyti nekilnojamo turto. Kol kas yra situacija dviprasmiška, kažkas neišsisprendė jūsų gyvenime, jūs dar negalite sau leisti veiksmo, kur jūs neįsprendėte kažkokios situacijos. Dar kažką reikia padaryti, pasirinkimą aišku. Kol kas tebėra tokia situacija įcementuota, tokia įkalinta ramybės būsenoj, ne tik ramybės, kiek tokiam strese. Ir kol neišsiriš šitą jūsų gyvenimo situaciją, tol jūs nieko negalėsite padaryti. Galbūt trūksta dokumentų, gal yra, ar patinkamas metas įsigyti. Na, galbūt eina kažkokie teismai, gali eiti kažkokie kivirčiai, sandėriai, dalinimai, pasidalinimai, nesusiderėjimai dėl interesų zonos ar ne, konfliktas interesų su kažkuo. Na ir kol kas manyčiau, kad įsigyti nėra tinkamas metas ir kodėl. Taip, kol kas tai yra viskas planuojama. Planuojamos išlaidos. Čia yra planuojamos išlaidos, pajamos. Kol kas jūs turite labai planuoti savo kasdienės išlaidas ir pajamas, nes kažkas neišsisprendė dar jūsų gyvenime. Nėra tinkamas metas įsigyti nekilnojamą turtą. O parduoti nekilnojamą turtą, jeigu tokį turite. Parduoti taip pat nėra tinkamas metas, nes vėlgi kardai, dokumentai, kažkokia situacija, jūs jau bandote išeiti iš tos netinkamos situacijos, bet dar neišėjote. Pagal šitą kortą parduoti, kai kas nors išsikraustys iš šitų namų, kur esate, tada galėsite parduoti. Arba žmogus išsikraustys, arba jūs išsikraustysite iš tų namų, arba kažkas išsikraustys, kas ten gyvena, išsiregistruos dar kažkaip tai, arba išmokėsite paskolą, arba kažkokius tai suvaržymus nuimsite, tarkim, kažkokius tai, gal kokios varžytinės ar kažkas tai yra. Na, kol kas yra toks procesas, kur reikia atlaisvinti esamą turtą, reikia atlaisvinti. Kol kas jis neatlaisvintas, bet procesas link to vyksta, tikrai taip. Kol kas jūs negalite parduoti šito turto, jūs negalite nei nieko įsigyti, nei nieko parduoti, nes nėra sutvarkyti dokumentai matyti, gali būti užstatytas, gali būti bendra nuosavybė ir dabar vyksta bokštas pagal bokštą, tarkim, skyrybos, dalybos arba interesų konfliktas. Taip, šitam variantui yra sunkus variantas, čia nei pirkti, nei parduoti. Jūs šiuo metu negalite, bet tai nereiškia, kad jūs nenorite, jūs planuojate, jūs svajojate apie tai, bet tiesiog aplinkybės jūsų gyvenimo kol kas neleidžia jums to padaryti. Tai va, tokie buvo variantai apie nekilnojamąjį turtą. Ačiū labai.